Taigi, kuo skiriasi mūsų pirmas energetinis laukas nuo antro energetinio lauko? Jeigu pirmame energetinėme lauke mus laiko baimė, apmaudas, kaltės jausmas, pretenzijos, tai antrame energetinėme lauke, kurie žmonės randasi, jiems vienodai. Ką apie juos pagalvos žmonės? Jiems vienas ir tas pats, ką pasakyti, kaip pasakyti ir kada pasakyti. Tokie žmonės labai nepatogus kitiems. Jie kalba, ką galvoja, jie elgiasi taip, kaip nori, jų nepajudinsi, nepastumsi ir nepasakysi, kad tu daryk taip arba taip. Jie labai aiškiai žino savo asmeninės ribas, jie niekada neperžengs jūsų asmeninių ribų ir jiems nereikia prašyti ar klausti leidimo, ar aš galiu užeiti, ar galima jūsų paklausti. Jie tiesiog tai daro. Ir tai būsena.